Spalio 10 dieną Lietuvoje pirmą kartą paminėta pasaulinė košės diena. Jos proga Vievio pradinės mokyklos mokiniai pamokas pradėjo netradiciškai – sveikais košės pusryčiais. Juos dovanojo viena didžiausių grūdų supirkimo ir perdirbimo bendrovių Malsena. Pasaulinės košės dienos akcija įmonė siekia paskatinti vaikus keisti žalingus mitybos įpročius. Kartais pusryčiauju košę, kartais arbatytės užgeriu ir sumuštiniu. Išgeriu arbatos, dar sumuštinį ir dar pavalgau drybsnių. Pasaulinę košės dieną maistingais pusryčiais dieną pradėjo 300 Vievio pradinės mokyklos pradinukų. Kartu su jais sveikais pusryčiais mėgavosi mokytojai ir administracijos darbuotojai. Kas liečia mūsų mokyklą, galima teigti, kad vaikai tikrai sveikai maitinasi ir tą matome iš kasdienės vaikų mitybos, kad dauguma vaikų skuba į valgyklą valgyti karšto maisto. O kas liečia kitus mitybos įpročius, tai vis dėlto didžiausią įtaką formavimui mitybos įpročių turime ne tik mes, o ir tėvai, tai yra šeima. Iš šeimų didžiausia problema atkeliauja tai, kad vaikai nepusryčiauja. Vienas iš, tarkim, mūsų ir šios dienos akcijos būtų toks pliusas, tai kad vaikai galėtų jau pusryčiauti ir valgyti košę. Ateinančiais metais pasaulinę košės dieną Malsena planuoja sveikais pusryčiais pavaišinti keliasdešimt pradinių mokyklų visoje Lietuvoje. O ateityje paskatinti pasaulinę košės dieną švęsti ne tik mokyklas, tačiau ir darbovietės.